Kempingas prieš Los Andželą, liko kokių 30 km iki Los Andželo nuvažiuoti ir skrydis jau greitai. Galvojau papasakot kažkiek trumpai apie dviratuką, kurio važiavau. Tai čia yra 21 metų Kona Dr. Dew. Dviratis yra kaip komiuteris laikomas, įvardintas kaip Konos, kaip komiuteris, miesto dviratis, bet aš jį prieš 2 metus naudojau po Norvegiją, Suomiją keliauti ir dabar uždėjau piktesnės padangas ir kad būtų kaip kalnų dviratis. Tai priekyje yra 27,5 ratai, priekyje yra 57 mm padanga, gale yra 47 mm padanga, nes klierensas nėra didelis dviračio, tai reikėjo naudoti gale siauresnę padangą. Bėgiai yra 1/12 deorė, priekinė žvaigždė 30 dantukų, gale 11,51, tai netgi ir su tokiu mažu santykiu kai kurie kalnai, pagrindai asfaltuoti kalnai vis tiek buvo ne visi įveikiami ir į dalį kalnų reikėjo įsistumti. Vairo sistema tai kažkokie AliExpressiniai rankenėlės ergonominės labai padėjo laikytis, kad patogu būtų. Tada tokie ragiukai mini aero, pakeisti poziciją, tai taip. Tada porą paučių po ranka, visą laiką gėrimas, kad arti būtų. Ir tada bersprėjus, jeigu pultų kokia meška ar kalnų liūtas, kad turėtų kažkokį ginklą. Šiaip buvo ir šunų, kurie puolė labai didelių iš kiemų, bet naudau, tai pavyko pabėgti. Tada čia viduje GoPro visą laiką vežuosi. Labai juokingai iš kempinėlės pasidariau GoPro laikiklį, kad minkštai būtų. Nes daug tenka filmuoti, tai kad kamera po ranka būtų. Kitos tašikės čemodanai pagrindiniai yra Kroso, tai gale yra 2 Kroso krepšiai po 15 litrų. Tada čia yra sausmaišis ant viršaus Ortliebo 22 litrų. Rėmo krepšys irgi Kroso, kur pagrindinai laikau visokius įrankius, šviesas, ko gali greit prireikti. Vėlgi tas pats Kroso krepšiukas, kamera kažkokiam multitūlui. Tada priekyje ant šakės, pirmą kartą bandžiau tokią sausmaišių kombinaciją. Neatsimenu, kaip šitie laikikliai vadinasi, metaliniai, bet šitie dirželiai pačio buvo pasisiūti ir naudojama Decatlono sausmaišiai 5 litrų. Tai sumoje biškį užtruko gerai svorį paskirstyti, nes būdavo, kad tikriausiai į galą per daug svorio įdėdavau ir tada, jeigu aš laikausi už šitų ragiukų ir greit važiuoju, tai vairas maskatuojasi. Bet buvo kelis kartus aš perdėlėjęs tą svorį, kad į priekį daugiau įeitų svorio ir tas apsitvarkė, tai tikriausiai reikia daugiau paeksperimentuoti. Ir tada dar čia priekyje yra iš armijai civiliams sausmaišis Milteko 12 ar 10 litrų, man atrodo. Ir tada paprasčiausiai naudojami diržai iš Army Shopo 4 ar 5 cm jos laikyti. Sėdynė Bruksas B17 standartinis, tai jau daug su manim kelionių mačiusi sėdynė, gal jau virš 30 000, labai patogi,
be jokio pamperso važiuoju ir net jeigu viršiju ten 150 km kelias dienas iš eilės, jokių problemų nėra, užpakaliui nieko neskauda, galima kitą dieną toliau gerai minti. Tada vat sumoje vanduo litras, 1,5 litro vežama, litras tai 3,5 litro vandens gaunasi. Ir šitam viduriniui laikikliui naudojau kitokį biškį laikiklį su dirželiais, nes prieš tai jis buvo šitoj vietoje, bet iš šito laikiklio vis šitas butelis iškrisdavo, tai va tuos dirželius tada čia perdėjau ir labai gerai, labai stabiliai tas vanduo laikosi, net jeigu ir per tarką važiuoja, spurtaisi, labai viskas tvirtai. Čia spynelė, abuso bordo, labai gera spyna. Ir kad drąsiai, kad palikti dviratį prie parduotuvių ir kad nieks nepavogtų. Dar kažkokios smulkmenos, tai padangos tiublės, nebuvo ne vieno pradurimo ar kažkokių bėdų su padangom, nieko tvarkyti nereikėjo. Nors važinėta buvo ir dykumose per Bekelę, kur visokiausių kaktusų egzistuoja, bet jokių problemų dėl to. Ta bagažinė irgi kroso, ko ji visai patogi, tai kad yra gan plati. Ir tada daug to ploto patogu padėti va tą sausmaišį ir kad tos tokios vietos yra. Pats dar dviratis, nepaminėjau, yra plieninis, tai tas pavadimas Kona Dr. Dew. Šiaip labai geras keliaujamiems dviratis yra, labai daug tvirtinimo taškų, ant šakės netgi 4 yra tvirtinimo taškai, kas gan retas dalykas, tai labai įvairiais aukščiais ir būdais galima kažkokią bagažinę pristvirtinti, kur aš prieš 2 metus naudojau Tubušo bagažinę, uždėti didelius kroso krepšius, tai labai gerai. Gal kas, kad nepatogu, jeigu Bekelė kažkokia piktesnė važiuoti, tik pats dviračio bottom bracketas yra gan žemai ir būdavo, kad karts nuo karto pedalas ar kokį akmenį užkliydavo, ar kokį rastą, tai tas, bet kažkokio asfalto, lengvesnio žvyrkelio kelionėm tai dviratis yra labai patogus. Dar pedalai yra dvipusiai Shimano SPD 520 pedalai, nepamenu tikslaus numerio, kad vienoj pusėje klipsai, su klipsiniais batais važiavau, o kitoj pusėje tiesiog plokščias pedalas. Tai jeigu tiesiog, nežinau, kažką čiurna, kelis ne taip gal kartais pasijausdavo ar kažką suskausdavo, tai tiesiog išsiklipsini ir paprastai minti. Pats vairas naudojamas yra Forso vairas, 74 cm pločio, 15 laipsnių sweepo, tai kas pagerina, prideda prie ergonomikos riešams rankom, gali būti patogiau ilgose kelionėse. Tada miego sistema, tai palapinė, kurią naudoju, yra Nature Hike Cloud Up 2 palapinė, baltos spalvos, tai nelabai taktiška, labai visur matosi. Porą metų turiu šitą palapinę, skaičiau labai patogiai, lengva, sveria gal, atrodo, 1,6 kg. Lyg skelbiama, kad ir palapinė yra dvivietė, bet tos pačios vietos yra realiai tiksliai 2 kilimėliai tilptų per plotį. Tai vienam visai, sakyčiau, geriausiai vienam yra būti, nes tada telpa pilnai kilimėlis ir tada daiktus galima į šonus įdėstyti. Kilimėlis naudojamas Thermaresto Neo Air All Season. Jau aš jį turiu gal 8 metus, tai jau nežinau, kiek jau jam kokie bus 250 nakvynių ar daugiau, jau gal 200 nakvynių. Nulis pradurimų, labai patogus, jo plotis 60 cm berods, ilgis 1,90 m, large dydžio, storas kilimėlis, labai patogu ant jo miegoti. Tada virtuvytė, titaniniai puodai iš AliExpress, tinkamas dydis vienam žmogui pilnai daug maisto pasigaminti.
labai lengvos, tik tais, kad titano prastesnis yra šilumos paskirstymas ir labiau svyla maistas, jeigu vandens jau nebėra. Tai ant titano tu negali kokio maisto iškepti, bet išvirti yra viskas labai patogu. Tada iš armijų civiliams dėjo užuovėje dujiniai virykliai ir dujinė viryklė irgi iš armijai civiliams yra labai patogi. Ant žemo centro per žarnelę prisisuka balionėlis, labai patogu gaminti. Jeigu sujungi šitą užuovėje, labai efektyvų patampa. Jeigu kas mėgsta daug gaminti, labai rekomenduoju. Antrus metus turiu, jau daug patiekalų prigaminta. Ir dar miegmaišis yra iš Kanados. Ir šitas miegmaišis firma Taiga. Pats miegmaišis yra čia gan toksai storas. Tokį žieminį miegmaišį vežuosi. Šiaip dabar oras karštas, gal kokie 27 laipsniai. Bet vis tiek buvo šaltų naktų, buvo su -2, -3. Ir aš mėgėjęs vis tiek geriau pasimti šiek tiek sunkesnį, storesnį miegmaišį, bet tada mažiau prisirenka miegmaišį miego. Ir man labai dar patinka ta miegmaišio vidinė medžiaga, labai tokia patogi, maloniai jaučiasi. Pats miegmaišis sveria 1,8 kg, tai tikrai nėra pats mažiausias, nėra ultra light, bet labai ant miego kokybės atsipirka. Elektronika, tai turiu pasiėmęs 3 powerbankus po 10 000 mAh, tai iš viso 30 000 mAh turiu. Ir dar smulkę papildomą GoPro bateriją, tai ką aš pagrindinai kaunu, tai telefoną, GoPro kamerą ir Garmino navigaciją. Tai kas gerai, kai yra keli powerbankai, tai juos iš karto kelis galima ir krauti, vietoj to, kad turėt, pavyzdžiui, vieną didelį 30 000, tai gausis jį lėčiau pakrauti, negu 3 atskirai bandant krauti. Tai šiaip Amerikoje pakankamai yra visokių kavinių, parduotuvių, degalinių, kur galima pasikrauti ir niekada nebuvo, kad man pritrūktos energijos ir žinau, nebent ten telefoną kiekvieną vakarą dar YouTube kažkokius filmukus žiūri ir dar kažką, tai gal tada daugiau reikėtų, bet dabar tai 30 000 mAh yra per akis. Ką, nedidelis haikas nuo stovyklos, 2,5 km, 200 metrų sukilimo, Eagle Peak. Per tokius paprastus laukelius pasivaikščios, pasižiūrėti, ar ramusis vandenynas matosi nuo kalno. O, jau ten ramusis vandenynas. Ką, viršūnė jau. Paskutinis vakaras gamtoje. Rytoj Los Andželo. Ir 2 nakvynės Los Andžele ir tada jau skrydis iš Los Andželo į Kopenhagą ir iš Kopenhagos į Vilnių. Ramusis vandenynas. Rūkas, nieko nesimato ir šalia daug mašinų, vis tiek Los Andželas jau šalia.